Patogiai įsitaisyk. Leisk savo kūnui rasti poziciją, kurioje nieko nereikia daryti. Kurioje yra patogu, kurioje nejauti diskomforto. Rask savo patogią poziciją. Dabar užmerk akis, giliai įkvėpk ir iškvėpk. Dar kartą įkvėpimas per nosį, iškvėpimas per burną. Leisk sau būti čia. Dabar nukreipk dėmesį į savo kūną. Pastebėk, kur jisai liečiasi su paviršiumi. Paviršius tave laiko. Tau nereikia laikytis pačiai. Leisk kvėpavimui dabar tapti natūraliam. Nieko nekeisk, nieko nespausk. Tiesiog stebėk, kaip pilvas kilnojasi. Pakyla ir nusileidžia. Pakyla ir nusileidžia. Su kiekvienu iškvėpimu leisk išeiti visai įtampai. Ypač tai, kuri susijusi su tuo, kad turiu būti geresnė, kad esu nepakankama, kad dar kažkam nelaikas. Dabar yra tavo laikas. Dabar prisimink situaciją, kurioje suabejojai savimi. Nereikia gilintis į detalės. Tiesiog leisk tokiai situacijai iškilti. Pastebėk, ką tada tam prisiminime apie save pagalvojai. Galbūt tai buvo mintis, kad aš per silpna, galbūt per jautri, ar aš esu per daug. Leisk šiai minčiai dabar būti. Ji yra čia tam, kad būtų pamatyta. Dabar paklausk savęs tyliai, ką man ši patirtis davė. Kuo ji mane sustiprino. Ką aš per ją išmokau apie save. Neskubėk, tegul atsakymai ateina ne iš proto, iš gilesnio savęs pajautimo, iš kūno, iš gilesnio sluoksnio. Galbūt tu išmokai atjausti, gal nusistatyti ribas, galbūt atsirado gylis, brandumas, jautrumas. Tai ne silpnybės, tai vertybės. Dabar pažvelk dar giliau. Ir paklausk savęs, kaip šita mano savybė padėjo kitiems žmonėms. Kaip ji padėjo man tapti tuo, kuo aš esu šiandien. Leisk sau pamatyti abi puses. Ne tik skausmą, bet ir naudą. Noriu priminti, kad kol matome tik vieną pusę, save mažiname. Kai pamatai abi, grįžta savivertė, grįžta savim patikėjimas, kad aš galiu. Pastebėk, kaip kūnas reaguoja, kai įvyksta šis suvokimas. Kas nutinka kūne? Kas nutinka po tavo odą? Ir šita reakcija tai ženklas, kad balansas grįžta.
Dabar nukreip dėmesį į savo krūtinės centrą, širdies rytį. Įsivaizduok, kad ten gyvena tavo moteriška esmė. Ne vaidmuo, ne lūkesčiai, ne tai, kad kažką reikia padaryti, o tai, kas esi, o tai, kad esi. Dabar paklausk savęs, kas aš esu, kai manęs niekas nenuvertina. Kas aš esu, kai man nereikia stengtis. Leisk atsakymam išnirti lengvai tai, kas pirma ateina į galvą. Iš kūno, iš pajautimo. Net tai gali būti nebūtinai žodžiai, o jausmas. Leisk atsakymams ateiti kaip jausmai. Gal tai ramybė, švelnumas ar vidinė jėga, kuri nereikalauja kovos. Tai ir yra moteriškumas. Tai ne forma, ne apranga, tai būsena. Dabar tyliai savo tempu kartok savo viduje. Aš leidžiu savo matyti save visą. Aš pripažįstu savo vertę. Aš gerbiu savo jautrumą. Aš pasitikiu savo vidiniu balsu. Ir svarbiausia, aš nebeturiu tapti kita, kad būčiau verta. Leisk dabar šiem žodžiam nusileisti į kūną, ne į protą, į kūną. Aš leidžiu savo matyti save visą. Aš pripažįstu savo vertę. Aš gerbiu savo jautrumą. Aš pasitikiu savo vidiniu balsu. Dabar giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Pajausk save čia, kur esi, dabar. Subalansuota, gyva, pakankama. Ir kai būsi pasiruošusi, lėtai atmerk akis.